Dar vienas video apie mokesčius, mokamus valstybei. Tai žinokit, kad Boltuko asiliuko mokami mokesčiai ir įmonės savininko mokesčiai šiai dienai kardinaliai skiriasi. Pas mane yra mažoji bendrija, direktorius dirba pagal autorinių paslaugų sutartį. Gali būti jo pareigos visai neapmokamos, gali apmokamos būti minimaliai. Tai automatiškai ir mokesčiai yra mažesni. Toliau įmonė daro apyvartą, patiria išlaidas. Yra reklamos išlaidos, tas pats PSD eina į išlaidas. Ir visokie automobilių remontai, plovyklos, viskas eina į išlaidas. Telefonai, įranga, ta pati telefonas, aš darau reklamą, filmuoju. Aš perkuosi kamerą, sakykim, ten GoPro, dar kažką, tai laikiklius. Viską galiu nurašyti į išlaidas. Ir jeigu, sakykim, aš uždirbau per mėnesį 20 000, bet mano investicijos į verslo plėtrą irgi yra 20 000, tai aš ir nemoku jokių mokesčių, nes mano investicijos susidengia su pajamom. O vėliau aš uždirbsiu tik tai daugiau ir daugiau ir daugiau. Ateis laikas, tai bus mėnesių, kada mokesčių daugiau, bus mėnesių, kada mokesčių mažiau. Dabar jie ateina, nueina į rekvizitus ir aiškina, sako, jūs 56 eurus mokesčių sumokėjo. Tai aš taigi neturiu darbuotojų ten 1000. Man nereikia už visus sodras mokėti. Plius žiūri į nesezoninį mėnesį. Sezoniniais mėnesiais pas mus per mėnesį būna mokesčių gal apie 1000 eurų, būna ir daugiau, būna ir 1,5 gal. Nes čia toksai yra sezoniškumas tame darbe. Bent jau aš pas save versle dar to neišgydžiau. Ir laukiu gegužės mėnesio kaip išganimo. Nes tikrai žiemos metu sumažėja darbų ir stipriai sumažėja. Nors šiemet tikrai stipriai pasispardžiau, negaliu sakyti, ne sezono metu, bet dar padariau keletą esminių klaidų, praradau kelis stambius užsakymus. Ir praktiškai dėl savo neteisingų principų kiekvieną dieną prarandu klientus. Bet yra kaip yra. Kenčiantiem dangus, kaip sakant. Kažką prarandi, kažką išmoksti. O va tas asiliukas, įsivaizduojat, 80% jų net nesugeba pasirinkti kaupimo principo, tai yra susirinkti sąskaitas, faktūras ir susivesti apskaitą. Jie pasirenka fiksuotą 30% atskaitomybę, kai vien Bolto komisinis yra 25%. A kur kuras, kur draudimai, kur eksploatacija, servisai ir visa kita. Jūsų naudojama planšetė, telefonas, internetas. Jūs nieko nenurašot į išlaidas. Ir mane mokinat apie mokesčių mokėjimą? Trenkite savo asilo galvą į sieną ir eikit dirbti atgal į Lidlą. O nemokinkit, žmogų, verslininką, kuris daro verslą jau 12 metų. Kokią formą pasirinkti, kokius mokesčius mokėti ir visa kita. Pas mane galite užsirašyti konsultaciją, susimokėti 100 eurų valandai. Sutvarkysiu, suoptimizuosiu, kaip ką reikia daryti. Kad bent jau nebūtume didelis asilas, o tik mažas asiliukas. Bet aišku, tikrai nedegu noru to užsimti. Tai dėl to ir nereklamuoju čia kažkokios ypatingos paslaugos. Vadinu daiktus tikraisiais vardais. Jeigu blemba žmogus verčiasi individualia veikla ir nesugeba apskaitos vesti, tai apie ką kalbėt?
Jam reikia iššūtinti Lidlą ir ten kraut lentynas nuo ryto iki vakaro. O ne tą baranką sukiot, kaip jisai sako, kur jokių gebėjimų nereikia. Paklausk mano boso, kokių gebėjimų reikia. Jisai peržiūrėjęs video labai daug apie asmeninius vairuotojus, apie jų kompetencijas, iš viso pasaulio susirinkęs informaciją ir susirado mane. Tai vat, kažkodėl susirado ne atsilupusi, ne apsimyžusi ir ne Wolfas Engelman, o mane.